Gerai, Hebra, mums reikia kompo. Kodėl mums reikia kompo? Nes mes, kaip jūs tikriausiai žinote, išleidome balaklavą mystery boxus ir vienam mystery boxe slepiasi kompiuteris. Mystery boxus jau turim, bet dar neturim kompiuterio. Dėl to atėjau į čia. O kur aš esu? Aš esu... Kur čia parašyta? Taip, rpc.lt. Einu paklausti šio draugiškų kasininkų, ar jisai gal mums sušelps kompiuterį, kurį galėsime atiduoti savo subscriberiam. Sveikas kasininkė. Sveiki. Kaip sekasi? Gerai, senai nematytas. Atėjau su prašymu. Sakyk. Man reikia. Manęs? Dar ne. Man reikia ko svarbiau. Sunku pasakyti, bet man reikia kompo. Gerai. Man reikia kompo. Kokio kompo? Kad vežtų žaidimus. Geriausiu atveju tokį, kokį aš turiu, nes... White balaklava kompo? Jo, jeigu tokį turit, Tu kalbėjai apie šitą kompą? būtent apie šitą kompą ir kalbu. Lygiai tokį patį, kurį turiu pas save namie. Ne, šitą kompą negalim duoti. Man šiaip, nevaramus. Turim upgradeintą versiją. No way. Ar taip? Naujesnė DDR5 sistema su RTX 5070 portą. Nejuokauk dabar. Nejuokauju. Tai reiškia, kad mano subscriberiai gaus geresnį kompą, negu aš turiu? Kur tai matyta? Kur tai matyta? Jeigu žinoma yra noras, Taip. aš tau tą kompą galiu parodyti. Jis jau yra? Jis jau egzistuoja? Jisai jau egzistuoja. No way dabar. Einam. Taip, Einam, važiuojam. Parodysim. No way. Ok. Kompas jau yra. Žiauriai greitai kažkaip čia viskas pasidarė. Tik atėjom jau kompas stovi paruoštas. Tai manau, kad reikia eiti ir išrinkti laimėtoją. Ir Robertas man tai padės padaryti. Važiuojam. Gerai, Hebra, ką? Kompiuteris jau yra pastatytas ir paruoštas keliauti laimėtojui. Bet pirmą, reikia išrinkti laimėtoją, nes mes jo neturim. O tam paruošėme RPC be krūmuose ypatingą burtų traukimą. Robertas mane ten nuves. Robertas šiandien kažkodėl nešneka. Dar bus laiko tam. Einam. Čia niekas neina. Čia yra, tarp kitko, mes dabar einam į VIP zoną, kur niekas dar nėra buvę. Nu, išskyrus čia žmonės, kurie dirbo. Aš čia dirbu. Ir aš čia buvau, nes reikėjo plakatą tapo, suprantat. Ok, Hebra, laikas paaiškinti jum, kaip vis dėlto bus atrinktas White Balaklavos gaming kompo upgraded versijos, turės kompą netgi geresnį už mano nugalėtojas. Taigi, norėjau padaryti viską truputėlį įdomiau. Dėl to mes turim štai šią nuostabią dartų lentą. Čia, mano myli draugai, yra visiškai atsitiktinai išdėstyti numeriai nuo 1 iki 500. Nes turėjom 500 dėžučių, bet, Hebra, turiu paminėti, kad pardavimai išėjo tik tai 490 dėžučių, nes 10 dėžučių pasilikau savo, išsiunčiau draugam, žmonėm, kurie palaiko nuo seno, ir vieną dėžutę pasilikau savo, pačią negražiausią, kad turėčiau atsiminimą. Tai jeigu pataikysim į numerius 490 iki 500, turėsim mesti per naują, nes nenoriu kompą atiduoti vienam savo draugeliu. Tai va, Hebra, random numeriai, viskas su dirbtiniu intelektu buvo pakonfirminta, kad viskas totaliai ir visiškai atsitiktinai išrinkta. Mesim strėlytę, išrinksim ne vieną, Hebra, ne vieną žmogų, išrinksim 3 žmonės, kurie tada kovos dėl kompiuterio. Surinksim juos visus į vieną vietą šį savaitgalį ir jie tada kovos vienam paprastam žaidime dėl kompiuterio. O koks tas žaidimas bus, pamatysite, kai visus 3 žmonės turėsim. Robertai, ar tu pasiruošęs? Visada. Strėlytė, auksinė graži strėlytė Robertų, preparuota, kad skristų į random taikinį, ne? Jo. Ne, juokavim, Hebra, taip. Mesim iš toli, tai didelis šansas, kad net nepataikysiu į patį taikinį, bet mesim tol, ko pataikysim. Gerai, mesiu aš vieną, tada mes vieną Robertas ir trečią pažiūrėsim. Nu, čia, manau, visai neblogas atstumas, tarp dėžių gražiai. Taip, tiesiai atsistosim, bam. Aš jaudinuosi, Hebra, aš jaudinuosi. Gerai, Hebra, strėlytė jau mano rankose ir pirmas metimas bus padarytas dabar. Ten turime kameristą, kuris užkepširins tiesiai, kur strėlytė kris. Ar jūs pasiruošę, Robert, ar tu pasiruošęs? Visada. Nori gal nueiti į priekį, pasakysi iš karto, koks numeriukas krito. Nesitaikyk man į akį, taikykis į čia. Tik nesitaikyk ir į save. Pasistengsiu. Ok, 3, 2, 1. Metu. Pirmas nugalėtojas. Tiesiog sugedo strėlytė, vidury metimo sprogo. Sieną pataikai dėl to ir sprogo. Tu man čia pataikai. Ok, dar vienas metimas. Gerai, Hebra, ten buvo pirmas metimas, nežinau, ar jį įdėsim ar ne, bet dabar normalus pirmas metimas ir pirmas žmogus, kuris pretenduos į naują gaming kompiuterį. Šį kartą truputėlį geriau. Opa! Turim. Ką turim? 4, 5, 4. 4, 5, 4. Pirmas žmogus. Jam paskambinsim, pranešim, kad jisai galimai laimėjo kompiuterį. Ir žiūrėsim, kas bus. Dvigubas numeris iš tiesų, bet aiškiai matosi, kad
didžioji dalis nuėjo į 4-5-4. Čekinom double checkas. 4-5-4. Taip, turim. Ok. Baisu. Gal čia ta dėžutė, kuri neišsiųsta ir niekas neprašė savo informacijos. Ok, hebra. Pirmas žmogus, kuris pretenduoja į kompiuterį, pasirinko 454 dėžę ir tai yra Lukas. Lukas, kuris pirko vieną dėžę, buvo pora žmonių, kurie pirko 2 ir net 3 dėžės. Lukas nusipirko savo ančilo vieną dėžę 4-5-4 ir dalyvaus žaidime dėl kompiuterio. Paskambinam Lukui, pažiūrėsim, ar jisai atsilieps. Pakonfirminu informaciją visada, kad netyčia kompas netitektų ne tam žmogui. Ok, Lukai, lauk balklaus skambučio dabar. Kažkaip rimtai dabar 22 valanda, nežinau, ar atsilieps. Sveikas, Lukai. Su Luku kalbu. Tau skambina vienas žmogus, ar tu gali įsivaizduoti, kas tau skambina? Tau skambina White Balklava. Taip, tau skambina White Balklava, ar tu žinai, kodėl aš tau skambinu? Nežinai, Lukai, kodėl aš tau skambinu? Ką tu padarei? Ką tu palauk iš tavo garsiakalbių, jums net negirdi, ką Lukas šneka. Lukai, ar tu žinai, ką tu padarei? Žinau, užsisakiau simką. Taip. Ir ką dar? Dabar tu esi vienas iš 3 žmonių, kuriuos random išrinkom, kuris dalyvau žaidime dėl kompiuterio. Kaip tu jautiesi, Lukai? Labai džiugiai. Ar galėtum šeštadienį arba sekmadienį atvykti į oficialų kompiuterio žaidimą? Tavo išlaidos už atvykimą bus padengtos? Atvykti nelabai galiu. Nelabai gali atvykti? Dirbu savaitgalį. Labai negerai. Labai negerai, Lukai. Ok, Lukai. Tada susisieksiu aš dar su tavim, e-mailą arba į telefoną ir pažiūrėsim, ką darysim. Ar... Jo, pažiūrėsim tiesiog. Parašysiu, paskambinsiu, ok? Bet žinau, kad tu kompas jau arti. Labai gerai. Ok, viskas, iki. Kodėl iš visų tas, kuris negali turėti? Pamaininį darbą. Nežinau, literaliai dabar ką daryti. Va šito momento ir bijojau dabar, jeigu tai būtų. Pasitarėm su visais menedžeriais, su viskuo. Ir dalykas dabar yra toks. Tu sakei, kad penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį negali atvykti. Pasitariau, irgi su žmona, sakau, nebent suskaisit galiu grafiką sekmadienį, nebent galiu sudalyvauti šeštadienį. Tai nieko, sekmadienį galiu. Ok, kažką turim. Tai sekmadienį galėtum atvaryti, ne? Ne, suskaičiau, aš ten grafiką gal išėti sudalyvauti. Blema dėl kompo, 1200 eurų kompo vertė. Aš vietoj tavęs paskambinčiau ir sakyčiau, kad sergu tą dieną. Gal išėti kažkas sudaryti. Tai aš labai tikiuosi, kad kiti 2 žmonės irgi galės. Sekmadienį. Ok, susieksiu su tavim dar rytoj, parašysiu žinutę, kažką, žodžiu, pasikalbėsim. Bet, ok, tave turim. Gerai, ačiū. Super, ačiū tau. Ok, hebra, vis dėlto Lukas pasakė, kad gali atvykti sekmadienį tikriausiai. Ir aš labai tikiuosi, kad kiti 2 žmonės irgi galės atvykti sekmadienį. Prašau, Robertai, tau aukso strėlytė. Nuo tavęs tavo rankose dabar kitas žmogus, kuris pretenduos. Prikabinam dar trupučiu. Nuo tavęs dabar priklauso kitas žmogus, kuriam skambinsim. Prašau, išsirink tokį, kuris galėtų šeštadienį arba sekmadienį atvykti. Geriausiai sekmadienį. Pasistengsiu. Ačiū tau. Ok, sakė, Robertai Strėlytė, esi žaidęs, mėtęs porą kartų. Esu. Tai aš esu saugus. Ne. Gerai, Balaklava, važiuojam. Važiuojam. Antras žmogus. Ok, Strėlytė išsitaškė, bet turim vis dėlto žmogų, turim dėžutę, skylė yra. Štai. Čia yra pirma. Ir čia yra antra skylutė. Strėlytė neliko, bet pataikėm. Į ką? Koks numeris? 2, nepasakai numerį. Nepasakai numerį. 2, 8, 7. Dėžutė 2, 8, 7. Ok, gebra, skambinam antram žmogui, Laurinui. Tikiuosi pakels vis dėlto jau pusė 11. Prašau nemėgauk. Gerai, Laurinas neatsiliepė, po kol kas viskas vyksta blogai. Pirmas bičas nelabai gali atleikti, antras bičas neatsiliepė. Ir dabar trečias, žiūrėsim ką trečias turi būti paruošęs. Na, ne, Robertai. Tu prašai, kad aš pataikyčiau žmogų, kuris galės savaitgalį dalyvauti. Jisai net neatsiliepė. Dėl to ir nemesi trečią kartą, aš mesiu. Ok, hebra, taigi trečias ir paskutinis žmogus, kuris dalyvavo žaidime dėl kompiuterio. Naujo White Balklava buildo, upgrade'into. Ir manau, mes išrinksime jį dabar. Robertai, ar tu pasiruošęs? Taip! Ok, aš tiesiog noriu, kad jisai atsilieptų ir galėtų atvaryti savaitgalį. Viskas, ko aš noriu, prašau. Nedaug prašau, hebra, iš jūsų, prašau. Paskutinis šansas kažkam iš jūsų, hebra, būt pataikytam su Strėlyte. Laikyk špygas, nes dabar sužinosit, kas yra tas paskutinis žmogus. Gerai, viskas užtenka čia tarmozintis, važiuojam. Paskutinis žmogus. Jeigu pataikiau save, aš laimiu. Oba. Ką turim? 2, 6, 4. Čia ir gražiai, pažiūrėk, kaip gražiai įmečiau. Tikrai nuostabiai liko. Skambinam Viliui,
Švelniaus. Paklausim, ar jisai vis dar žino dėžutę, kokią jis rinko. Tiesiog pusė 11 dabar ir mes čia dabar su Robertu maždaug ir tai maždaug vis dar skambinu, bet atsiliepia. Tai tiesiog normalus žmogus miega, tiesiog miega ir džiaugiuosi, kad miega, bet rytoj pabandysim prisiskambinti, jeigu rytoj neprisiskambinsim nei Laurinai, nei Viliui, tada turėsim dar kartą kažką daryti. Nu, tipo. Laurinai, aš tau skambinau, aš čia stovėjau ir skambinau. Tu neatsiliepi. Viliui, tau irgi tas pats eina. Viliau, tau irgi tas pats. Jūs neatsiliepi dabar, rytoj paskutinis šansas atsiliepti, jeigu neatsiliepsit per visą dieną, nu paskambinsiu tikrai, kur 3 kartus bent jau, tingais laikais. Jeigu neatsiliepsit, Lukai, tau kompas, tau net nereikės atvažiuoti Vilnių, ta prasme, aš Janikščius atvažiuosiu ir duosiu tau tą kompą. Ok, tai ką viskas, važiuojam į rytoj dieną. Du transitionai. Bam, čia dar vienas į viršų. Bam. Nu ką, hebra, dabar yra antra diena, kai mes bandom susisiekti su kompiuterio laimėtojais. Dar ne laimėtojai, bet 3 žmonės, kurie kovos dėl kompiuterio. Ir dabar bandome skambinti vėl antrą kartą Laurinui. 1 valanda dienos, savaitgalis, tai šansų, kad atsilieps, turėtų būti daug. Labą dieną, ar netrukdau? Su kuo šneku? Šnekate su vienu youtuberiu, iš kurio nusipirkote Mystery Boxą? White Balaclava. Sveiki, ar kalbu su Vilium? Taip. Teisingai, ar aš su Laurinu kalbu? Taip. Laurinai, ar atsimeni, kokią dėžutę pasiėmei? Numeriuką, ta prasme? Taip. Nepamenu dabar tiksliai. Kaip verti boksą patiko? Pasiėmiau. Ne, šiaip sistemą galiu pasakyti, kad atsirinkai 287 dėžutę. Dar užmušau. Viskas ok, bet svarbiausia, gal atsimeni netyčia, kokią įsirinkai dėžutę, kokį skaičių? 2, 6, kažkas, 3 ar 5. 2, 6, 4. Taip, tai dabar aš tau skambinu dėl to, nes realiai išrinkau 3 žmonės ir tu esi tarp jų, kurie sekmadienį turėjo šansą laimėti kompiuterį. Kovosim čia fiziškai? Taip, visi už save, kol vienas liks. Viskas labai trumpai truktų, ten 20 minučių, vienas žaidimukas iš tų 3 žmonių. Sunkiai? Nežinau. Nebent perleidi kompą kitiem 2 žmonėm, bet manau norėtų laimėti. Gal norėčiau. Jo, tvarkoj, tai kad drąsiuką tada. Tai kapą kokią pasimt, dar kažką, net. Viską parašysiu, ką reikia pasimt. Let's go, Lauriną turim. Ačiū tau. Funny, gerai, žiauriai easy. Žmonės atsiliepė ne taip, kaip pusė 12 skambinė. Super, tai dabar reikia dar kartą paskambinti Lukui, pirmam žmogui, kuriam skambinom ir kuris atsiliepė. Ir pažiūrėsim, bandysim sustart laiką. Labas Lukai, čia vėl Balaklavas skambina. Nu tai kaip dabar kitiem 2 žmonėm paskambinau, gali atvaryti sekmadienį. Tai dabar norėjau tavęs paklausti, kurią valandą, nes nuo tavęs labiausiai priklauso, kurią valandą galėtum atvaryti. Tai valandą man tenka pas kurią. Svarbu sekmadienis. Ok. Tai parašyk man tada Instagramą, kad aš tave turėčiau ir aš ten tau tada parašysiu laiką, lokaciją, kur tenai viskas truks labai greitai, kokią 20 minučių ir išrinksim nugalėtoją, nufilmuosim. Super. Viskas tada. Parašyk man Instagramą, nepamiršk ir susirašysim. Geras. Labai bijojau, kad žmonės negalės atvaryti ir nesurinksimės tų 3 žmonių. Bet kaip ir viskas gerai. Viskas. Ką, dabar kitas šotas, kurį pamatysi, tikriausiai jau būsiu kažkur miesto centre su kompiuteriu ir su savo 3 subscriberiais, kurie nusipirkau Balaklavą Mystery Boxą. Aš rankose laikau naują gaming kompiuterį iš RPC, už manęs stovi 3 mano subscriberiai, kurie dabar dėl jo kovos. Tai va, čia dabar įstovi tie 3 bičiai, kuriem aš skambinau, kuriuos išrinkom. 2 iš jų neatsiliepė, nes skambinom pusę 11 naktį. Nežinau, ar man radot praleistą skambutį. Neradot. Ok, tai štai čia yra dėžutės. Paprašiau, kad pasimtų dėžutės su numeriukais 454 287 ir čia, kadangi šiaip 264 dėžutės savininkas dabar yra atostogavęs Turkijoje, tiesiog nusipirko dėžutę ir negali atvykti, tai atsiuntė draugą, kuris, turi dėžutės nuotrauką. Tai va, ir atstovas už draugelį, pažiūrėsim, ar paims gaming kompą. Jeigu paims, draugelis bus laimingas, jeigu nepaims, bus nelaimingas. Vis tiek manau statys, tai žinai. Ok, tai vis tiek gerai. Gerai, tikriausiai kai kurie iš jūsų esate jau matę šį aparatą. Kadangi išpuolė taip, kad visi 3 dalyviai yra labai panašaus amžiaus ir labai panašaus kūno sudėjimo iš tiesų, tai pagalvojau, kad būtų sąžiningiausia ir įdomiausia padaryti sukibimo jėgos testą. Tai va, kebra. Kaip jums su jėga, sukibimu? Stipriai ima dalykus. 50-50. Gerai, viskas normaliai. Iš karto turėsim 3 bandymus, paimsim aukščiausią ir eisim taip. Tu 3 ir paskutinis Ignotas. Taip, turko draugelio stovautojas. Tikrai taip. Žiūrėsim, kaip bus. Pirma, aš parodysiu jums, kaip čia viskas veiks. Spausime start mygtuką, neįsijungia, viskas gerai. Rodo 0 kg, pasimam ir spaudžiam, spaudžiat kiek norit, galite visą dieną spaust,
ir paims patį aukščiausią kilogramų skaičių. Va dabar, pavyzdžiui, buvo 51. Čia neįtempęs, nei raumens, žinoma. Bet jo, viskas aišku, ne? Tikrai taip. Galim važiuoti? Važiuojam. Ok, taigi, žmogui, kuris tvarė iš Anykščių. Pirmas bandymas, prašau, pasižiūrėk, kaip viskas patogu. Viskas ok, galim truputėlį pakelt rankiną. Ok, jau spaudžiam. Turi 3 bandymus, nepamirš. Pirmas bandymas. 62,3, reikia surašyti, sekundę. 62,3, ką, bijot jau? 62,3. Kitas bandymas, start, paspaudžiam start. Palaukiam truputėlį ir jau dabar spausiam. Važiuojam. 50,1. Ok, bet pirmas bandymas nieko tokio. 50,1, ok. Toliau, atrodo neblogai. 59,9. Labai arti, ok. Ok. PM9. Gerai, pirmųjų raundų laimėjo Lukas 62,3, antroje vietoje Ignotas 59,9 ir trečioje vietoje 50,1 Laurinas. Bet dar ne viskas prarasta. Vieną tašką jau turi. Žiūrim, kas bus toliau. Realiai, jeigu dabar niekas tavęs nepralenks, tu jau kaip ir laimėsi, nes turėsi 2 taškus iš karto. Nes čia vyksta best of 3. Ok, duodu tau, susikaupk, bandom, važiuojam. 75,3. Aš nenoriu tiem bičiam kažko sakyti, bet man atrodo, jau visi laimėjo. Gerai, hebra, aš nežinau, iš kur dabar tiek jėgų turiu pagauti, nes 75,4. Wow, palauk, užsirašom. Neberašyk. Wow. Ok, vis tiek. Gal iš kažkur jėgų, gal adrenalinas sukils. Šau, Laurinai. Varai, spaus, dėl kompų, davai. Atiduok viską. Kiek turiu? 2,6, geras, ne aukščiausias, bet daug geriau už pirmą bandymą. Jeigu dabar viską paaiškinu, dabar kas čia vyksta. Čia yra best of 3. Vieną tašką turi jau Lukas, dabar Ignotas. Jeigu jisai nepramuš 75, kas yra įmanoma, viskas yra pasaulyje įmanoma, Lukui atitės kompiuteris. Bet trečią raundą for fun vis tiek padarysim, gal kažkas pasikeis. Wow, ar tu pasiruošęs? Taip, važiuojam. Aš iki jų pasiruošęs. Let's go. Jei dabar pramuštum, čia būtų žiaurus Sigma momentas. Daug auros prisirinktum. Veiktų savo. 73,4. Pala, kiek buvo? 75, 73,4. Wow, bet maladėt, žiauriai gerai. Tai ką, nugalėtas jau kaip ir aiškiai, vis tiek padarom trečią raundą. Dar palaukit dar. Trečią raundą padarom for fun, vis tiek pažiūrim, kas būtų, jeigu būtų. Su kaire gal? Gali šiaip. Ui, čia labai tavo... 80,7. Wow, what the fuck, geras. Šiam, ok. Nu, bent jau visi daugiau už balaklavą padarė, tai tas yra gerai. Ir paskutinis bandymas, žiūrėjau, 7, man atrodo, mačiau. Šiam 7. Ok. Galiu pasakyti, kad esat labai aukštai virš vidutinio lygio, tai viską gerai darot gyvenime. Tai ką, viskas, dabar darysime prizų įteikimo ceremoniją. Turim ne tik prizą Lukui pagrindinį, bet turim ir 2 paguodus prizus, kurie kitą kartą gal padės daugiau išspausti. Kitą kartą. Viskas, Lukai. Jėmi, varom. Tai ką, viskas, kompiuterio nugalėtos buvo oficialiai parinktas, oficialiai laimėjo, aukščiausiai iš visų išrinko ir tai yra Lukas, važiuojam. Bet turime, aišku, paguodos prizus ir tai yra tiesiog proteinas šokoladų skonio ir vanilės. Kokį norit? Vanilė. Vanilės, prašau. Tau 2 kg vanilės proteino, o tau šokolado, prašau. Kompiuteris ir proteinas. Labai random, nesusiję dalykai. Tai va, kebra, norėčiau dar labai stipriai padėkoti jums už palaikymą, kad nusipirkote boksus. Labai jums ačiū ir per visą šitą dalyką supratau, koks iš tikrųjų man yra džiaugsmas kažkokį dalyką sukurt. Jį supakuot, pasirašyt, pakvėpinau daug kas rašė dėl kvepalų ir paskui po kelių dienų pamatyti žmogaus rankose, kai jis atsiunčia man Instagramo nuotrauką ir yra laimingas, tai labai apie savo tokį naują dalyką sužinojau, kad mane tai daro laimingu ir ateityje, manau, tikrai bus dar tokių dalykų. Tai va, ačiū Jums, Hebra, kad atvarėte Vilnių dėl rinkimo, ačiū Jums taip pat, kad nusipirkot, kai matot, atsipirko viskas. Tai va, ačiū Hebra Jums ir viskas, važiuojam namo.